Sveiki visi, laikas sutaro, mano vardas Neringa ir šiandien kviečiu pasižiūrėti 3 kortų skaitymus tema jo reakcija į jūsų tylą. Jeigu jūs kažkokiu tai būdu vienas su kitu nebendraujat, tai galbūt šiandien dienos kortų skaitymai 3 variantai jums parodys priežastis ir ko gali tikėtis, kas nutrauks tylą. Jeigu jūsų šita gyvenime situacija atsirado ir jūs ją išgyvenat, tai kviečiu žiūrėti. Primenu, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai, jie gali skirtis nuo jūsų situacijos kažkokiamis tai detalėmis, bet kiekviena jūsų mintis ir jūsų įžvalga yra atsakymas iš pasąmonės. Ir tik tai su viena sąlyga, jūs galite turėti visas įmanomas kortų skaitimų įžvalgas, bet jeigu jūs nieko nedarysit su ta gauta informacija, tai jūsų jinai ir liks informacijos lygmenyje, nebus įtraukta į jūsų gyvenimo realybę. Todėl darykit išvadas ir kažkokį tai veiksmą būtinai atlikit, jeigu dabar įmanoma tą kažką tai padaryti. Pirmas variantas, apie kokius mes šiandien žiūrėsim žmonės. Pirmam variante, jo reakcija į jūsų tylą. Apie ką tai bus? Kas klausia? Pasižiūrim. Kas klausia? Moters energijos, moters energetika, apie vyro būseną pasižiūrim, apie ką klausėt ir tada žiūrėsim visas situacijos detalės. Apie ką, kas klausia? Ir apie ką klausėt? Kalba eina apie žmonės, kurie gyvena poroje, kurie turi bendrus vaikus, bendrus namus. Tik tai dabar dėl kažkokių tai priežasčių aš sakyčiau, kad šitą vyrą, apie kurį jūs klausėt, situacija pradėjo varginti ir jisai galbūt pasakė, kad jam tai, kas tarp jūsų vyksta, nebepatinka. Jis nesijaučia šeimoje įvertintas. Jis gali vartoti alkoholį, o jūs dėl to labai ginčytis su juo. Ir vienu žodžiu, šita situacija arba jūsų bendravimas, būtent tokios formos, jį užkniso negyvai. Jūs irgi jaučiat, kad kiekvienas tarsi traukiat kaldrą į save, norit būti teisūs, norit jūs irgi būti įvertinta, kiek jūs dėl šeimos padarius, kiek jūs stengiatės, bet tų pastangų tarsi niekas nemato, tarsi niekas jūsų indėlio į šeimos gerovę arba bendros šeimos augimą lieka nepastebėta. Jūs jaučiatės šitoj situacijoje moteris teisi, vyras jaučiasi irgi šitoj situacijoje teisus, nes jisai, kaip čia pasakyti, tokiu būdu atsipalaiduoja galbūt. Tokiu būdu jisai, jeigu moteriai reikia visada būti šeima, tai yra mes darnoje, mes visi kartu, karts nuo karto vyrui reikia atsitraukti ir pabūti savo oloje. Toks vaizdas, kad jisai tą ir padarė, o jūs užpykus, neįvertinta, įsižeidus, jam, kaip sakoma, kažkokį tai ultimatumą pasakėt. Neieškojot kompromiso, o norėjot, kad jisai pasielgtų taip, kaip jums reikia. Jisai pasakė griežtą ne ir va dabar prasidėjo ta tyla. Taip, pasižiūrim, ar tikrai, bet vėlgi jūsų būsenos čia, ar tikrai tylos priežastys yra tokios, kurias aš matau. Kortos kalba apie tai, kad jūs pati pasirinkot šitą vyrą. Jūs pati pasirinkot šitą vyrą į porą.
arba jums likimas pasiuntė šitą vyrą į porą ir jūs tai priėmėt kaip savo iššūkį gyvenime, sakyčiau. Taip, jisai nėra labai lengva šitas santykis su šitu vyru, bet tai yra jūsų likimas. Jūs pasiruošus jį nešti, jūs pasiruošus šituose santykiuose gilinti savo žinias, ugdyti savo sąmonę ir savo pasąmonę, kaip sakoma, jūs visas šeimos žmogus. Tai šita santuoka, šitas vyras, šitie santykiai jūs moko išminties, jūs esate šeimos žmogus ir tą priimat kaip savo likimą, kaip savo, kaip sakoma, irgi, toks mano likimas, ne? Priežastys tylos jo. Jisai, vyras, taip pat, bent jau jo sąmonėje, jo suvokime yra tai, kad aš priimu šitą moterį su visais jos minusais ir pliusais. Aš žinau, kad jinai protinga, aš žinau, kad būtent ją irgi, kaip čia pasakyti, ją pamilau, ji man pasirodė dosni, pasirodė protinga, pasirodė išmintinga, bet aš negaliu, žinot, toks vaizdas, kad aš negaliu būti kitokiu, negu jai reikia, aš negaliu būti tokiu, kokiu jinai mane mato, aš esu toks, koks esu. Bet čia ginčiamas, jūs kaip moteris kalbat apie santuoką, vyras kalba apie save, savo sąmonę ir savo, kaip sakoma, irgi į šitą atsineštą savo indėlį, savo savivertę, savo sąmonę į šitą santykį. Galbūt labai sudėtingai kalbu, bet vyro savivertė yra įsižeidęs. Jisai galvojo, kad jūs esat, vėlgi kalbam apie tai, jo tylos priežastis, jisai galvojo, kad jūs esat per daug griežta jam, per daug, protinga moteris, išmintinga moteris, bet nesivadovauja savo išmintimi ir savo žiniomis, o bando įteikti arba, kaip čia pasakyti, duoda tai, ko nereikia kitam žmogui. Aš žinau, kad tau to reikia. Ne, man to nereikia. Ne, aš žinau, kad tu turi perskaityti šitą knygą. Ne, aš nenoriu skaityti šitos knygos. Ne, tau ją reikia perskaityti. Kodėl man reikia šitą knygą skaityti? Ne, tau reikia perskaityti šitą knygą, tada tu ten kažkaip tai. Moteris, kuri nori pasidalinti informaciją, kuri yra nepriimtina arba nereikalinga, arba nėra poreikio vyrui tos informacijos. Apie tai kalba eina. Ir tylos priežastys pasidarė, kad jūs nesusišnekėjot. Tylos pasiekmės, kokias gali tikėtis iš šitos tylos, kokios pasiekmės bus. Jūsų akimis šitos tylos pasiekmės bus apie tai, kad jūs peržvelgsit. Jisai jūs vertina kaip kardų karalienė ir išėjo kardų karalienė. Jūs irgi save vertinat protingą moterį, įžvalgią moterį. Jūs padarysit išvadas iš šitos tylos ir greičiausiai teisingas išvadas padarysit. Pripažinsit jo teisę į kažkokią tai savo erdvę ir kažkokią tai savo, kaip sakoma, irgi gebėjimą atsitraukti. Jisai bus už tai jums labai dėkingas. Jo pasiekmes, jeigu jūs tą padarysit, jisai iš tiesų lėtai, bet bus dėkingas, kad leidot jam pabūti, leidot jam išbūti, išgyventi pačiam, be jūsų padėjimo jam pačiam išgyventi šitą gyvenime, šitą situaciją. Jisai bus dėkingas, tik tai tas dėkingumas pas jį bus lėtas ir
turės praeiti tam tikro laiko. Ko jūs tikitės? Ko jūs tikitės? Tikitės jo atsiprašymo. Tikitės, kad jisai pripažins savo klaidas, kad klydo. Tikitės jo atsiprašymo. Labai norėtumėt, kad jisai pasakytų, kad jisai klydo ir kad jisai daugiau taip nedarys. Jisai ką padarys? Ko jisai tikisi iš šitos visos? Jo viltys arba jo lūkesčiai yra, kad ir vėl, kaip čia pasakyti, kad jisai teisybė ar tiesa arba netiesa atstovės savo poziciją. Jisai neatsiprašys jūsų. Jeigu ir atsiprašinės, tai bus nenuoširdus atsiprašymas, tai bus vis tiek toksai išreikalautas atsiprašymas, kurio jisai, kaip čia pasakyti, tik tai informacijos, atsiprašau, o už ką atsiprašai, nesuprantu, ko tu nori iš manęs, taigi aš atsiprašau. Nėra tame jokios širdies, bet jūs įsivaizduojat, kad jisai sąžiningai atsiprašys, o jisai tik tai, nori, tai atsiprašysiu, toks vėlgi, to galite tikėti. Kas bus realiai? Kiekvienas liksit su savo tiesa. Šitas konfliktas kažkokių tai didelių permainų arba kažkokių labai didelių ir svarbių įžvalgų į jūsų gyvenimą neatneš. Jūs kiekvienas liksit su savo tiesa, jūs kiekvienas liksit su savo pozicija ir santykiai tęsis. Santykiai ir vėl po šitos krizės, po šitos tylos, jie ir vėl taps tokie, kokie buvo iki šiol, arba, tai jau ne pirmas jūsų ginčas, sakyčiau. Kas nutrauks tylą? Kas tylą nutrauks? Greičiausiai moteris. Greičiausiai moteris nutrauks tylą, nes, kaip čia pasakyti, vyras užsispyręs, vyras gali tą tylą tęstis ilgai, moteris nebeiškęs ir pradės, kaip čia pasakyti, pradės pati pirma daryti. Kaip sureaguosit kiekvienas iš jūsų į šitą atsiprašymą? Pirmą kortą buvo tūzas, taurių tūzas, čia irgi taurių tūzas. Vyras neteisingas, sakyčiau, išvadas padarysit. Ne tiek neteisingas, klaidingas išvadas padarysit. Vyras liks su savo teise būti, rinktis, būti teisiu. Jūs ir toliau, kaip sakoma, vilsitės, tikėsit jo pažadu, tikėsit, kad jisai kažką tai permąstė ir pergalvoja. Šitas vyras iš tiesų taip giliai, kaip ir sakiau, va čia va tik tai pačioj paskutiniai, jisai savo širdį arba savo širdies išgyvenimus jums neatskleis, bet jisai priims tą tokį jūsų gyvenimo žaidimą, jūsų pasiūlytą žaidimą, jisai susitaikys su jumis, nes taip dėl šventos ramybės yra, kaip sakoma, efektyviau yra. Tai va toks buvo mūsų pirmas variantas.
bet kažkokių tai didelių permainų arba didelių tokių nuoširdžių atsiprašymų tikėtina maža tikimybė, kad tai bus nuoširdu. Antras variantas. Jo reakcija į jūsų tylą. Kokia jo reakcija į jūsų tylą? Kokia jo reakcija į jūsų tylą? Apie kokią moterį kalba eina, kokia moters dabar mintys, energetika, būsenos ir apie kokį vyrą kalba eina. Jo būsena ir energetika. Tarp jūsų, sakyčiau, jau tyla kažkurį tai laiką yra. Jinai tęsiasi ilgą laiką. Tik tai šitos tylos iniciatorius yra moteris. Jinai nori jinai nori, kad vyras atsiprašytų, kad vyras susigrąžintų, kad vyras irgi atsiprašytų, sugrįžtų į šeimą, sugrįžtų į šitą erdvę. Aš sakyčiau, kad čia šiti žmonės kartu dabar nebegyvena. Šitie žmonės, antrą variantą žiūrintys, jūs turit savo gyvenimus, turit savo atskiras erdves, bet moteris tikisi, kad dėl šeimos, dėl praeities, dėl kažkokių tai irgi nostalgijos, kaip sakoma, ilgesių, vyras persigalvos. Ar vyras tą darys? Vyras čia ir dabar aš sakyčiau, kad jisai apskritai ne apie tai galvoja. Jisai kažkokią tai priėmęs tokią laukimo ir pasyvią poziciją, apie kurią jisai niekam nesako, bet nesakyčiau, kad jam yra komfortabilu, bet jisai šitą jūsų išsiskyrimą arba šitą tylą jisai priima kaip duotybę ir nieko nesiruošia su ją daryti. Tylos priežastis. Pasižiūrim šitos tylos priežastis. Tylos priežastis. Ir vėl kalba moteris apie tai, kad jinai galvoja, kad šita tyla yra laikina, nes vis tik daug kartų nugyventa, daug yra pasiekta kartu. Ir tiesiog reikia duoti jam kažkokiu tai irgi, kaip čia pasakyti, erdvės, norėjai išėjai, bet tu vis tiek tikiu, kad pasilgsi šeimos, manęs ir taip toliau. Ir jos priežastis tylos yra, kad jisai išsiilgtų vyras ir persigalvotų. Jo tylos priežastis, jisai yra, jūs teisi, jisai išgyvena, kaip ir sakiau, jam nėra komfortabilu. Yra didelės, kaip čia, baimės pastuose. Šitas vyras baimės pastuose. Jisai dabar nežino, ką toliau daryti su šita informacija, su šitu konfliktu. Jeigu ir buvo konfliktas ir prasidėjo tarp jūsų tyla arba ta pauzė vadinama, tai jisai tikrai nežino, ką daryti. Kaip ir sakiau, toks, pasyvi būsena. Nei taip, nei ne. Jo akimis ir jos akimis. Jisai žino, kad vyras žino, kad jūs tikitės, kad jisai sugrįš, kad jisai persigalvos, jisai kažkokiu tai savo irgi, pažįstant jūs, pažįstant šitus santykius, jisai tikisi, kad jūs tikitės, kad jisai atsiprašys ir sugrįš. Jisai tam priešinasi, nenori su šita informacija sutikti, nenori. Jūs, jeigu jisai tą padarys, pasiilgs ir sugrįš. Taip būtų teisinga. Jūsų akimis, jūs šventai įsitikinus,
nuoširdžiai tikit, kad šitas vyras sugrįž, atgailaus ir paprašys, kaip sakoma, iš ilgesio, paprašys jį atgal į šeimą. Šitas vyras dar tokio sprendimo nepriėmė. Tylos pasiekmes. Kokios gali tikėtis tylos pasiekmių? Kokios šios tylos pasiekmes iš tiesų bus? Jūs savo vyrą pažįstat kaip nuluptas, žinot jo, kaip sakoma, charakterį. Neskubat. Duodat jam laiko. Laikote tai paslaptyje. Jeigu tenka bendrauti, bendrauja tik apie tas einamasias, kaip čia pasakyti, nors tyla tarp jūsų yra, bet jeigu ten jūs vaikai ar kažkoks teisėjai, jūs kalba tik tai, ką reikia kalbėti. Šitos tylos pasiekmes jums, jūs ir toliau laikysitės savo nustatyto žvaigždės, savo nustatyto scenarijaus. Tai nėra nei geras, nei blogas scenarijus, tiesiog jūs kitaip negalit. Jūs neinvestuojat į naują informaciją, nesiaiškinat naujos informacijos, tiesiog pasyviai laukiat, kol jisai išsiilgs ir ateis. Kodėl aš sakau, kad jūs jį pažįstat? Nes po kažkiek tai laiko jisai iš tiesų norės arba darys veiksmus ir turės idėjų atstatyti teisingumą, jo akimis teisingumą. Norės tiesos ir todėl darys žingsnius susigrąžinti jūs arba pasišnekėti, nutraukti tylą. Vat bent jau šitam antram variante, po kažkiek tai laiko, kai jam tikrai atsibos, šitas vyras imsis aktyvių veiksmų. Tokios bus tylos šitos pasiekmes. Ko jūs gali tikėtis? Ko jūs gali tikėtis? Ir ko jisai gali tikėtis? Nu kągi, šitas konfliktas arba šita tyla arba šitas išėjimas, jeigu mes žiūrim čia toksai, jisai moteriai leis pervertinti, va dabar galbūt jinai išgirdo, galbūt pamatė, galbūt kažkas tai ateis nauja informacija ir jos vertybių sistema, jos teisingumas, jos noras atstatyti teisingumą gali būti toks, žinot, kaip čia pasakyti. Jeigu jūs norėsit keršto, jūs kerštausit. Tai nebus produktyvu. Jeigu jūs paimsit naują informaciją ir peržiūrėsit ją ir pasižiūrėsit, ar jums jinai tinkas, jeigu vyras ateis su nauja kažkokia tai irgi informacija ar naujais pasiūlymais, jeigu tai bus jums priimtina, jūs galėsit iš naujo pastatyti kažkokius tai savo principus, parodyti ir toliau žygiuoti kartu. Bet tik tai tuo atveju, jeigu jūs sąžiningai būsit su savim, susitarsit, kad jo sąlygos jums priimtinos. Ko gali tikėtis iš šito vyro, ko vyras gali tikėtis, kad moteris gali tęsti su juo santykius, santykiai ilgalaikiai, santykiai lėtai besivystantis,
jeigu jisai imsis konkrečių veiksmų. Jisai gali to tikėtis ir jūs to galite tikėtis. Kas iš tiesų bus, kas realiai bus, šita tyla, šitas konfliktas gali tiek užsitęsti, kad jau ištampis jūsų nervus, jūsų energiją, jūsų kažkokios, tai, žodžiu, šitas konfliktas taip greitai nesibaigs. Bus realiai ilgas laikas, kuris daug melo, daug paslapčių, daug apgaudinėjimų. Kodėl tas bus? Nes vyras vis tiek konkretaus, kažkokio tai labai aiškaus atsakymo negalės jums duoti vien tik tai todėl, kad jisai pats nežino to atsakymo, pats nežino, ko jisai iš tiesų nori. Jisai vieną dieną nori, kitą dieną nenori. Vieną dieną jisai nori būti su jumis ir nori geidžia jūsų, kitą dieną jisai vėl nori būti vienas ir atskiras. Žodžiu, jums tampis nervus dar ilgai. Tai kas tylą nutrauks? Nu irgi moteris greičiau tylą nutrauks. Vyras. Jūs abudu taip, žinot, dėl kažkokių tai aplinkybių pradėsit bendrauti. Tad toks vaizdas, kad neteisit su, baigiam viskas. Kiekvienas iš jūsų turi kažkokiu tai antrinių naudų tęsti šitą tylą. Ir taip tai tęsis. Tai tęsis ir dar ilgai. Tai vis tik, kaip sureaguosit? Išvada. Šitos tylos išvada. Ir šitos kortos tą patį sako, kad vyras rinksis save šitoj visoj situacijoje, jisai nepaleis jūsų. Jūs žinot, jūs pažįstat. Jisai nepaleis jūsų, bet lygiai taip pat ir nebus, negrįš į namus, nesukurs su jumis tokio ryšio, kokio nori, nes vis tiek jisai liks toks, kaip čia pasakyti, ne visų 100% sugrįš, netgi jeigu sugrįš į šeimą. Kokia išvada pas jūs, jūs irgi suvoksit, kad tokio aiškaus, tvirto, tos aiškios, tvirtos pozicijos, kokia buvo iki šios tylos, nebebus niekada. Vis tiek bus visada, taip jūs galėsit bendradarbiauti, jūs kažką tirsit, bet jūs visada budrausit ir galvosit, kad jisai tą patį gali pakartoti, suprantat, labai, kaip čia pasakyti, labai tokia netvirta situacija, net jeigu jisai sugrįž, jūs negalėsit jam, jūs galbūt ir priimsit jį, bet atleisti iki galo negalėsit ir pastoviai budrausit. O kas toliau, o ką jisai gali dar iškrėsti? Ir tas pastovus nerimas gali labai, kaip ir toliau sakiau, nervus jums tampyti. Tai nebus tokia labai gera, graži istorijos pabaiga. Tai toksai ir lieka nervų tąsymas. Tai toks buvo mūsų antras variantas. Jo reakcija į jūsų tylą. Jo reakcija į jūsų tylą. Trečias variantas. Apie kokius žmonės čia kalba eina. Moters energetika. Vyro energetika. Moters energetika, vyro energetika. Čia abudu ant principo einat. Jūs čia tiesiog tikrai
Kiekvienas iš jūsų tikisi, kad kitas persigalvos ir kitas pripažins, kaip čia pasakyti, pripažins tiesą kito arba pripažins savo neteisingumą. Moteris nori bendradarbiauti su šitu vyru, jinai laiko, kaip čia pasakyti, laiko šitus santykius ir laikosi šitų santykių ir šito vyro, bet jinai neskuba pasakyti taip arba išgelbėti arba nutraukti tą tylą. Vyras irgi tikisi, kad šita moteris pasiilgs, išsiilgs, meilę nugalės ir žodžiu jinai jį pasikvies ir pasakys, viskas, baigiam čia šitas nesąmonės, tęsiam toliau kažkokį tai mūsų šitą. Bet kiekvienas iš jūsų trečiam variante tikisi, kad kitas nusileis. Tylos priežastis. 2 kortos kalba apie triumfą. Vyras, jūs nenorit pralošti, jūs jaučiat, kad tylos priežastis, kažkas jūs įžeidė, kažkoks konfliktas, jūs nenorėjot susitaikyti su pralaimėjimu. Jūs tiesiog pastatėt, kaip sakoma, savo poziciją į viršų ir aš to noriu. Ir čia gali būti, kad jisai to pasiekė ne pačiu sąžiningiausiu būdu, ne pačiu sąžiningiausiu sužaidė kažkaip tai ant jūsų ambicijų ir jaučiasi jisai šitą laimėjęs. Tipo, va dabar aš tave nubausiu, dabar aš tave tyla nubausiu, tu pagalvok apie savo elgesį, o tada aš tave išgelbėsiu. Va kažkas tokio, nelabai, kaip ir sakiau, nelabai sąžiningas žaidimas trečiam variante yra tarp šitų 2 žmonių. Moteris jaučiasi pralošus, vyras jaučiasi triumfuojantis. Bet kiekvienas iš jūsų turi savo kažkokią tai naudą tame. Pasižiūrim. Taip, šitas vyras yra jūsų imperatorius, šitas vyras yra jūs jam įsipareigojus, jūs jam esat, jūs jame matot savo žmogų, savo vyrą. Šitas vyras pastoviai, aš sakyčiau, kad jisai nėra tiek artimas arba tiek nuoširdus su jumis, kiek jūs su juo. Kuo nuoširdesnė moteris santykiuose, tuo šita pusė vyro yra žaidimai. Žaidimai ant emocinių tokių, išprovokavimas emocijų, sakyčiau, truputėlį kvepia narcizu. Truputėlį kvepia toksiškais tokiais santykiais, kurie kartojasi, ciklas kartojasi. Va čia apie tai kalba eina. Bet jūs nuoširdžiai šitą vyrą pasirinkus savo imperatorium. Jisai jums labai svarbus gyvenime. Tylos pasekmės pasižiūrim. Tylos pasekmės. Žiūrėkit, ir vėl jūs turėsit nusileisti. Moteris turės ir vėl nusileisti, kaip visada, ir jinai tikisi, kad čia ir dabar jau tikrai bus padarytos tos išvados. Išvados iš vyrų pusės nebus jokios padarytos, nes jisai jausis laimėjęs, jisai jausis šitą raundą laimėjęs, kaip sakoma, ir vėl pradedantis iš pradžių, vėl visos kortos kalba apie tai, kad moteris yra toksiškuose santykiuose su vyru, vyras tai priima kaip duotybę. Jisai šituose santykiuose jaučiasi puikiai. Moteris šituose santykiuose jaučiasi kupina idėjų, vilties, kad jisai pasikeis. Šitas vyras net nesiruošia keistis. Jisai jaučiasi puikiai.
jam viskas tinka. Jisai yra šito pasaulio sukurto dviejų valdovas. Viskas pagal planą. Ko galite tikėtis? Ko tikėtis galite po šitos tylos? Ko tikėtis? Moteris gali po šitos tylos? Ko tikėtis vyras gali po šitos tylos? Moters širdis sužeista, trys kardai. Moteris ir vėl tikisi, kad jisai pasikeis, kad jisai supras, kad jisai daugiau nenorės manęs sužeidinėti, kad jisai padarė teisingas išvadas. Juk jis geras žmogus. Vat vėlgi, ko tikitės jūs, kad jisai persigalvo, ir atsiprašys. Ko tikisi jisai? Kad resursinė moteris, Pentaklių karalienė pavyks apgauti ir pavyks išlaikyti ją ten, kaip čia pasakyti, išlaikyti, visos paslaptys, visos tiesos, visos jo paslaptys liks su jumis, su juo, o Pentaklių karalienė nebus prileista prie tų paslapčių. Kas bus realiai? Kas realiai bus? Taip jam pavyks jūs vėl įtikinti, kad jisai jūsų nori, kad tu pati viską padarei blogai, galėjo būti viskas paprastai, taigi viskas buvo gerai. Viskas buvo gerai. Čia tu pati kalta, kad mes susipykom. Jisai vėl atjos pas jūs ant tokių gerų, su kažkokia tai dovana, su kažkokiais tai pažadais, su kažkokiom tai irgi naujom idėjom save įtikinti arba jūs įtikinti, kad čia jūs pati tokį gerą žmogų atstūmėt. Kas tylą nutrauks? Žinoma, kad moteris tylą nutrauks, nes jinai myli, jinai laukia, jinai tikisi, o vyras gerai leidžia laiką. Vyras gerai leidžia laiką ir net negalvoja apie kažkokius tai irgi ėjimus į susitaikymą arba, viskas pagal planą. Jisai puikiausiai jaučiasi šitoje tyloje. Kaip sureaguosit? Jūs galite tikėtis iš šito vyro, kad jisai pasipirš, kad jisai vėl jums pažadais pradės maitinti, kad jūs pasakys, kad jūs pati mieliausia, pati geriausia, arba netgi kaip atvirkščiai moteris, su kuria tik aš galiu gyventi, arba tu tik tai su tokiu vyru, tik tai tave aš myliu, tik tai tave aš gerbiu, tik tai su tavim aš galiu gyventi. Žodžiu, jisai viską jums pasakys, ką jūs norit girdėti. O jūs norit girdėti, kad jisai yra imperatorius, kad jisai jums pasipirš, jūs sutiksit, apie vestuves galite tikėti, svajoti. Ir toliau jūs laikys įtampoj, suprantat? Jūsų imperatorius norit, tikitės, pasipirš, jisai gali netgi jums pasipiršti tam, kad nuramintų, tam, kad jūs vėl nuramintumėt, bet
va šita va du pentakliai korta kalba apie tai, kad šitas jūsų santykių pagerėjimas arba stabilizavimas jis yra laikinas. Vėl jūsų, kaip sakoma, karuselė apsisuks ir vėl bus tas pats. Ir vėl kartosis viskas iš naujo. Mes kiekvienas renkame santykius, kuriuos renkamės, kaip sakom. Ir tai yra mūsų asmeninis pasirinkimas. Kortos tai yra tik tai diagnostika. Nėra, ypač apibendrinti kortų skaitimai, jie negali atspindėti jūsų visų niuansų, nes tai yra daugelio žmonių scenarijai, neindividualūs. Todėl mylėkit save, mylėkit tuos, kurie jūs iš tiesų myli ir verti jūsų meilės ir būkit laimingi. Dėkui, kad esate kartu, dėkui už jūsų prenumeratas, komentarus ir laikus, o aš atsisveikinu iki kitų malonių susitikimų. Iki.